Sveiki, mano vardas Ilija. Šiandien mūsų laidoje kalbėsim apie visiems girdėtą dalyką – depresiją. Iš lotynų kalbos išvertus šis žodis reiškia prispausti arba spausti žemyn. Ar matėt kada nors, kaip dangus aptrauktas debesimis išsilieja lietumi į žemę? Panašiai ir depresija išsilieja ašarų jūrą į žmogaus gyvenimą. Ar jautėte kada nors, kad papuolėte į tamsų minčių voratinklį? Ar buvote kada nors tartum įstumti į aklavietę dėl įvairių aplinkybių? Ar buvote kada nors lyg savo emocijų įkaitas ir jautėte, kad neįmanoma ištrūkti? Aš negaliu galvoti, aš nieko nejaučiu, man viskas vienodai. Aš neturiu jėgų ištrūkti iš šitos būsenos. Kas su manim vyksta? Maždaug taip jaučiasi žmogus depresijos būsenai. Depresija tai tokia būsena, kai širdis ant tiek apsunkusi, kad žmogus nesugeba jausti džiaugsmą ir jo ateitis atrodo beprasmiška. Žmogus kenčia fiziškai, dvasiškai ir emociškai. Yra 4 tipų depresijos. Pirmas – tai paprasta. Situacinė arba reakcinė. Tai reakcija į kažkokį praradimą, kasdienės problemas, pavyzdžiui, atstumimai, nesėkmė, lygos, permainas gyvenime. Antras – tai paslėpta. Užmaskuota depresija. Emocinė būsena bei tikri jausmai yra neigiami arba slepiami. Žmogus stengiasi išsilaisvinti nuo skausmą ir kančios savo eigomis per padidėjusį aktyvumą. Pavyzdžiui, užkrauna daug darbų, imasi visokios veiklos. Trečias tipas tai neurotinė depresija, nestiprus depresinis sutrikimas. Toks depresijos tipas vystosi konfliktinės situacijos fone. Tai dažniausiai būna ilgai užsitęsusi emocinė depresinė būsena. Į tokį depresijos tipą ne visada yra kreipiamas dėmesys, pavyzdžiui, melancholija arba abejingumas. Ir ketvirtas tai psichinė depresija, stiprus depresinis sutrikimas, aštri depresijos būsena, gili depresija. Tokioje būsenoje realybės suvokimas yra iškreiptas. Gali atsirasti haliucinacijos, kvailos idėjas ar neadekvatus pasaulio suvokimas. Būna 2 elgesio tipai, kaip užpuola depresija. Pirmas – tai unipolarinis elgesys arba vienas kraštutinumas. Tam tikra depresijos fazė tęsiasi ilgą laikotarpį. Su tokiu tipu mes daugiausiai susidūrėm, jis pasireiškia per labai smarkų prislėgtumą. Ir antras – tai bipolarinis elgesys, 2 kraštutinumai. Ilgai besitęsianti depresija pasireiškia ir įvairios manijos. Kartais tokią būseną vadiname maniakalinė depresija. Jai būdingos 2 emocinės būsenos – smarkus nuotaikos pakilimas ir smarkus nuotaikos kritimas. Ar depresija nuodėmė? Ne visada, bet kai kuriais atvejais depresija gali tapti nuodėmė, jeigu jūsų depresija yra sukelta nuodėmių pasekmių ir jūs nieko nesistengėt pakeisti. Jūsų depresija sukelta jūsų pasirinkimu, jūs leidote kitiems žmonėms, o ne Dievui kontroliuoti jūsų gyvenimą. Jūs naudojate savo prislėgtą būseną tam, kad manipuliuotumėt kitais žmonėmis. Jūs nesimate būtinų žingsnių tam, kad išsigydytumėte. Jūs gailite savęs ir jaučiate pyktį. Ir jūs vis kaltinate Dievą ir aplinkinius dėl savo bėdų. Kokios būna depresijos priežastys? Dievas sukūrė šį pasaulį ir viskam davė savo vietą. Net tamsus debesis, kurie užtraukia mūsų dangų, irgi atsiranda ne šiaip savo. Depresija gali būti naudinga. Ji atveria mūsų akis pamatyti tai, ką Dievas mums paskyrė. Tai, ko mes anksčiau nematėm arba nenorėjom matyti iki tol, kol mūsų ištiko depresija. Kai mes pradedam suprasti, ką Dievas mums nori pasakyti per depresiją, mes galim suprasti jos priežastį ir tinkamai pasirinkti vaistus. Depresijos priežastimi gali būti sekantis faktoriai. Fiziniai – hormonų arba chemijos disbalansas, vaistų įtako, lygos, neteisinga mityba, poilsio trūkumas, fizinio aktyvumo trūkumas. Emociniai faktoriai – tai mūsų emocinė reakcija į praradimus tokius kaip meilės objektų praradimas, savigarbo jausmo, kontrolės, vilties, pagarbos kitiems žmonėms, sveikatos arba galimybės, gyvenimo tikslus. Kai žmogus susidūrė su praradimu gyvenime, dažniausiai jo emocinė reakcija yra pyktis, kuris jis bando paslėpti. Užslopintas pyktis dažnai būna depresijos priežastimi. Ir dvasiniai faktoriai – tai susiję su mūsų pasaulėžiūra, mūsų įsitikinimais. Yra neteisingas įsitikinimas, kai žmogus sako, nusivylimai, kurie mane apėmė, visiškai ištuštino mane, atėmė džiaugsmą, nėra jokios vilties, kam stengtis, kam kažką keisti. Ir teisingas įsitikinimas,
kuris sako, aš pripažįstu, kad mano gyvenimo aplinkybės atneša man nusivylimą. Bet aš žinau, kad Kristus gyvena manyje ir jis yra mano viltis. Aš atnaujinsiu savo mąstymą, suvokdamas Dievo tiesą ir dėkosiu Dievui už mano ateitį, kurią jis man skyrė. Kokie gali būti sprendimo būdai? Mes galim patarti štai ką. Mintinai išmokite ir tikėjimu priimkite šitą eilutę. Aš tikiu, kad matysiu viešpaties gerumą gyvųjų žemėje. Psalmė 27:1. Po to perskaitykite 2 Korintiečiams 4 skyrių. Leiskite gyvam Dievo žodžiui atnešti šviesą ir išsklaidyti tamsą, atnešti šilumą ir meilę ir atnaujinti jūsų dvasioje. Suvokite, kas jūs esate Kristuje. Dar patartume melstis. Jeigu sunku, tai galite melstis iš širdies tokia malda. Tėve, aš ateinu pas tave, ieškodamas pagalbos kaip tavo vaikas. Nuramink mano širdį. Leisk man priimti tai, ką tu nori man parodyti ir pasakyti. Parodyk man mano tikrą poreikį, kurį būtina patenkinti. Parodyk man tavo tiesą. Tu žinai mano širdies skausmą. Tu tikrai žinai, kokios aplinkybės sukelia mano depresiją. Padėk man pasitikėti tavim. Padėk man leisti tau išgydyti mano sužeistą širdį. Aš žinau, kad tu turi pakankamai meilės, kad padarytumai mane stiprų ir tvirtą. Aš dėkoju tau, kad galiu būti visiškai tvirtas dėl tavo jėgos, kad tu padėsi man ir padarysi viską, ką pažadėjai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai tiek šiam kartui. Čia yra tik maža dalis to, ką mes norėjome jums pasakyti apie depresiją. Jeigu jums šiuo metu sunku, paskambinkite mums arba užeikite pas mus į Biblijos studijų centrą ir sužinokite daugiau apie tai, kaip kovoti su depresija ir vėl atrasti gyvenimo džiaugsmą bei viltį. Tai būkite palaiminti ir iki kito penktadienio.